valdymo sistemų specialistu Raimundu Skrudenis. Sveiki gyvi. Labas vakaras. Pirmiausia, norėčiau paklausti, aš išmaniuosius namus pavadinau gana tokią prabangą. Ar tai yra prabanga, ar tai yra brangus malonumas? Tai toks ganėtinai dažnas stereotipas. Ir iš tikrųjų, kai jie prasidėjo, kai pradėjome juos dėkti, tai buvo iš tikrųjų tikra prabanga ir galėjo ją leisti tik tai turtingi žmonės. Kada tai prasidėjo? Prieš kiek laiko? Mes tai pradėjom daryti prieš 12-13 metų, bet iš tikrųjų jau egzistuoja toks terminas maždaug 25 metus, 30. Ar galėtumėte įvardinti, ką žmonės dažniausiai ima, kas yra tas, jeigu galima taip išsireikšti, standartinis paketas, kokie išmanumai yra tuose namuose? Standartinis paketas yra dar vienas toks įvaizdis ne visai teisingas, nes iš tikrųjų tuo ir pasižymė išmanieji namai, kad jie yra pritaikomi individualiai prie kiekvienos šeimos, kiekvieno žmogaus. Bet žinoma, pakankamai paplitę pagrindiniai dalykai – šildymas, apšvietimas, vėdinimas, vėsinimas, apsaugos sistemos. Jeigu jau žmonės nusprendžia investuoti į tuos išmaniuosius namus, per kiek laiko jūs sakytumėt, kad tai atsiperka? Tas priklauso nuo to, kokiam tikslui jie pasiryžta tam investuoti. Jeigu iš tikrųjų poreikis yra būtent atsiperkamumo, tai visai kitaip daromas tas išmanus namas ir jis gali atsipirkti ir per 5 ir per 3 metus. Tai dažniausiai liečia visuomeninius pastatus, biurų, pavyzdžiui, pastatus, kurie irgi būna išmanus. Tai jeigu jis pasirenka daugiau komforto funkcijų, netgi galbūt pramogų funkcijų, muzikos valdymą ar televizijos išmanų valdymą, tai iška praplečia tą laiką, per kiek atsiperka ir gali niekada neatsipirkti, jeigu įsidės auksinius rėmelius, pavyzdžiui, ir panašiai. Sakėte, dažniausiai sprendimai yra dėl šildymo, dėl saugumo, tokie standartiniai, ar ne? Praktiški. Praktiški iš tiesų. Kokių nepraktiškų, o tokių įdomiausių klientų pageidavimų teko išgirsti ir galbūt realizuoti? Išgirsti tai teko daug, ne visus galiu eteryje sakyti, bet reiškia, iš tikrųjų buvo klientų, kurie norėjo pakankamai egzotinių dalykų. Pavyzdžiui, kad išėjus į darbą ateitų SMS žinutė savininkui, jeigu miegamoje lovoje viršijo svoris kažkiek. Žmonos svoris kažkiek kilogramų, ar ne? Sakyk taip. Ar yra įdiegtas toks dalykas? Toks įdiegtas čia ne Lietuvoje, aišku, tokių egzotinių iš vis Lietuvoje retai pasitaiko, gal pats egzotiškiausias buvo galbūt šuniuko maitinimas internetu, bet tai čia tokia egzotika. Lietuvoje paprastai žmonės racionaliai renkasi ir paprastai nenukrypsta labai jau toli. Kaip tos išmaniosios sistemos yra valdomos? Ar žmogus gali pasirinkti, ar tai yra valdoma kompiuteriu, ar tai yra valdoma balsu, ar tai yra valdoma, rankų suplojimu? Suplojimų čia toks stereotipas buvęs prieš 20 metų, visi pliaukšėja rankom po kažkokio filmo, bet iš tikrųjų tai labai nepatogu. Valdoma labai įvairiai. Valdoma tiek planšetiniais kompiuteriais, tiek lietimų jautriais ekranais, mobiliais telefonais, bet teisingiausia sistema, kuri veikia automatiškai ir įsikišti reikia labai retai. Ir tas įsikišimas gali būti tiek distanciniu keliu, tai yra telefonu, tiek tiesiog prieėjus. Balsu irgi galima tam tikras funkcijas valdyti, su sąlyga, jeigu jūsų balsas pakankamai nekis po vakarėlio kokio ar panašiai. O kokias funkcijas būtų logiškiausia valdyti balsu? Ar tai yra, šviesą jungti? Greičiausia taip, miegamajam užgesinti šviesą, neliečiant jokio jungiklio balsu, bet tai dar ateitis, kuri tikrai bus. Minėjot, kad anksčiau buvo paplitęs tas stereotipas, kad suploti rankom ir, pavyzdžiui, irgi išsijungia arba įsijungia šviesa. Kiek filmai apskritai veikia klientų fantaziją galvojant apie išmanius namus? Labai stipriai, kadangi iš tikrųjų, jeigu parodomas kažkoks tai įdomesnis filmas, galbūt net fantastinis, su iš tikrųjų tokia funkcija, kurią įmanoma realizuoti, tai tokie užklausimai pasipila ganėtinai greitai. Filmai tikrai veikia, bet tas pavyzdys su pliaukšėjimu, kadangi dabar namuose yra labai daug funkcijų, tai žmogus tiesiog visą tą dieną ir pliaukšėtų. Tai čia toks buvo tada aktualu, kai buvo viena lemputė. Kalbant apie paprastus neišmanius namus, viskas labai aišku apie pavojus. Jeigu tu palieki įjungtą lygintuvą, gali kilti gaisras, ar ne? Kalbant apie išmanius namus, kokie pavojai čia tyko? Ar protingi namai gali išprotėti? Gal išprotėti patys namai negali, nes šiai dienai negali. Kai bus dirbtinis intelektas įdiegtas, tai gal tokie dalykai ir galės būti. Bet dabar tai yra, paprasčiau pasakius, namų automatika, kuri vykdo užduotą programą.
Tai sąlyginai išprotėti gali tik todėl, jeigu tas žmogus, kuris įdėgė, specialistas išprotėjo. Tai vat reiktų labai atidžiai dėgėjus rinktis. Ir labai trumpai, ar Lietuvoje išmanūs namai labai skiriasi nuo tendencijų kažkur vakaruose, ar apskritai Europoje išmanūs namai labai skiriasi nuo išmanių namų Amerikoje? Nuo išmanių namų Amerikoje tai skiriasi galbūt šiek tiek savo principų, bet Europoje tai mes esam tikrai Europos dalis ir pagal šitai. Ir tos tendencijos ateina labai greitai, praktiškai tais pačiais metais, kadangi nei sienų nebėra, žmonės važinėja, mato tai, keliauja pas draugus, tikrųjų sienų nebėra. Tai mes neatsiliekam. Ačiū Jums už pokalbį. Aš priminsiu, kad ne tik gali būti išmanūs namai, bet yra ir išmani LRT žinių studija, jeigu tik parsisiųsite Livit programėlę.